ne visus tos objektus Kauno savivaldybė ar meras Matijošaitis mato. Aš atsimenu, kaip mes irgi turėjom tokią viešą polemiką su savivaldybė, kai savivaldybė labai aiškiai bandė pasakyti, kad Šimonytės vyriausybė nieko Kaunui neskiria. Aš būdamas kultūros ministru suskaičiavau nei daug nei mažai 75 milijonus eurų, kurie yra naudojami įvairiausiams Kauno kultūros infrastruktūros objektams, kurie yra arba jau panaudoti, arba suplanuoti. Akivaizdu, kad procesai jie viešajam sektoriuje išsitęsia, tai tą puikiai supranta ir žino ir pati Kauno miesto savivaldybė. Bet yra objektai, kurie tiesiog yra nematomi ir neįdomus, nes tu ne kažkokį maišą pinigų atvažiavęs nepadėjai merui ant stalo, o tu tiesiog tvarkėjai konkrečius objektus. Ir jeigu tvarko kažkas kitas, o ne miesto meras, tai savivaldybė jau tikrai visaip kaip bandys paslėpti tuos dalykus ir neparodyti, kad ir kažkas kitas gali prisidėti prie miesto tvarkymo.